Laidą pradedame ne nuo pačių kvapniausių reikalų, bet kokios gi statybos be jų. Labas rytas. Sveiki gyvi. Sveiki. Smagu Jūs matyti. Ir jūs lygiai taip pat. Statybos visus vienareikšmiškai erzina ir žinoma, tai yra labai daug pastangų reikalaujantis procesas. Ne. Labai džiugina šį kartą. Iš karto greuna mitus. Šį Taip. kartą labai džiugina. Tikrai. Ir labai laukiam, ir Taip. labai tikrai, šiandien džiugi diena. Laukiam 10 metų beveik. Rojaus kampeliu savo sodybą Zarasų rajone vadinantis atlikėjai pagaliau pribrendo ypatingos svarbos įrenginiui. Čia bus ne tik kampelis, čia bus jau rojaus kambarys, kuriame visi jausimės gerai, nes mano močiutė ir uošvienė sakė, nevažiuosim tol, kol nebus tualeto namie dabar jau. Ir šiandieną mes suprantame vieną, kad lauko tualetas jau nebetenkina pačių, ar ne? Žinokit, labiausiai jis netenkina, kai būna minus 30, čia būna daug sniego, tai žinokit, net telefono nebeimu, nes nelabai tenka be pažiūrėsi. Beje, kol 5 žvaigždučių būsto komanda buvo dar tik pakeliui, profesionalai jau darbavosi. Bet žinoma, su ypatinga šeimininkės priežiūra. Man reikia naujo tualeto. Eina darbų vadovas vadovauti paradui. Ir pavaduotojas va iš paskos uodegą vizgina. O čia tai vyrai dirba, čia tai supranta. Nu, kaip tau su kastuvu? Gerai. Nu ką tu, zuikelė, tu jie. Geras gruntas ar ne? Ateik matuok. Jei žiūrėsim to ir čia viskas gerai. Dar metro trūksta. Matau, kad būsim neprašovę. Dieve. Džiaugiasi uošvienė. Džiaugiasi teta mama. Pagaliau turėsim toniką! Renatos ir Deivės sodyba tipinis atvejis, kai nėra galimybės prisijungti prie miesto nuotekų tinklų. Profesionalai nuodugniai aiškina, kaip čia atsiras vietinė nuotekų sistema. Išvalytas vanduo jau iš valymo įrenginio, Taip. viskas eis čia ir filtruosis gruntą. Supratau, jis tiesiog ten susigers. Taip, visiškai teisingai. Tai tarkim, dabar valymo įrenginys bus šitoje vietoje, bus kasama duobė, bus dedamas gelžbetoninis padas, bus valymo įrenginys ir viskas bus sujungta į šitą sistemą. Beje, nors iš pirmo žvilgsnio visi įrenginiai atrodo panašus, specialistai pataria neapsigauti, nors visi jie valo fosforą ir azotą, tik dalis prietaisų nuotekas išvalo iki Lietuvos Respublikos nustatytų normų. Nustačius, kad normos pažeistos, įrenginį reikia pakeisti nauju. O mums taip nebus? Tai mes dėl to ir parinkome optimalų variantą, kad tiesiog naudojatės ir neskauda jums galvos. Darbai įsibėgėja, bet šeimininkė vis dar nerimsta ir prašosi į talką. Tik paprastas kastuvas jai nebetinka. Renata ropščiasi į kastuvą ant ratų. Traukis šunie, užvažiuosiu. Leksa iki šono, užkas dar tave. Nu dar 5 valandos ir išmokčiau. Pagaliau visus darbus Renata ramiai patikė profesionalams. Ačiū, užtenka. Iš žmogaus darbą atimu. Reikiamą gylį valymo įrenginiui jau turime. Į duobę keliauja gelžbetoninis pagrindas. Patarimas kitiems, kad be gelžbetoninio pado, kai nėra visiškai priinkaruojamas įrenginys. Nes tokiu atveju aukšti gruntiniai vandenys jį tiesiog iškels. Dar vienas svarbus šių darbų etapas – tinkamų nuolydžių parinkimas. Dažnu atveju, tarkim, irgi jeigu saviveikla užsiimama, tai parenkami netinkami tikrai nuolydžiai, tai vanduo nenubėga, užsikemša, tas yra labai svarbu. Yra tam tikri reikalingi nuolydžiai ir kanalizacijai, atskiri yra nuolydžiai vandeniui išbėgti. Į atitinkamas kameras leidžiamas vanduo. Atliekant paleidimo derinimo darbus, įrenginys bus pripildomas veikliojo dumblo. Rezultatas – išvalytas techninis vanduo. Beje, visai nebereikalo aplink ir smėlio kalnai. Kad nebūtų ateityje pažeidžiamas korpusas, reikia užpilinėti smėlio, laidžių gruntu. Tarkim, kiti, kaip bebūtų gaila montuotojai, užpilinėja gryno molio, taip sukeldami įrenginio korpuso pažeidimus. Jei korpusas pažeidžiamas, gamintojo garantijos įrenginiui nebegalioja. Tačiau čia to tikrai nenutiks.
Profesionalai pažadą vykdo. Darbai bus baigti per gerą pusdienį. Šeimininkai tuo tarpu ramiai gurkšnoja arbatą ir vis dar negali atsidžiaugti gamtos ramybę. Apsiraminimas, sulėtėjimas, viskas yra gerai, nereikia niekur skubėti, reikia gyventi, reikia klausyti gamtos. Ir dabar mes netgi pastebim, kai važiuojam į šitą pusę, mes jau važiuojam geromis nuotaikomis į gamtą, pailsėt, kai tik keliaujam namo. Gal jau prasideda kažkoks stresas, nervas ir galvojam, vėl darbai. Signalas, triukšmas, ar ne? Taip, o čia atsipalaiduoji viską pamiršti. Įsitempti sodybos šeimininkams neteks. Ir dėl visos šios nuotekų valymo sistemos priežiūros nėra pasaulyje tokio nuotekų valymo įrenginio, kuriam priežiūra būtų nereikalinga. Pasitaiko, kad montavimo darbus atlikusi įmonė priežiūra nesirūpina. Bet Renatai ir Deiviui dėl to galvos tikrai sukti nereikės. Visoje Lietuvoje dirbantys tie patys profesionalai periodiškai apžiūrinės įrenginį ir pašalins perteklinį dumblą. Na ir kaipgi tokių meistrų nepalepinsi? Oi, laukiam, mes meistrelių laukiam. 10 metų jūsų laukiam, meistreliai, ir pagaliau jūs čia. Ir Jums pagaliau kavos. atėjot, jo. Arbatos, kavos. Prašau. Būkit kaip namie, cukraus dėkitės tiek pat. Baigta, bet dar Deivis, palauk, prisiminkim pradžią, ar tokia pat buvo džiaugsminga, kai ieškojote, kas jums įrengs. Nu, aišku, tas procesas ilgesnis, atsargesnis, bet radom žmonės, kurie parduoda, montuoja ir prižiūri, ne visi tai daro. Ir man atrodo, kad mes tikrai neprašovėm. Puikiai dirba, be jokių problemų, tvarkingai, mandagiai, maloniai, man atrodo, liuks. Darbų pabaiga jau čia pat. Taip, visai. Deivi, linkiu jums sėkmingo gyvenimo ir nugriaukit tos tualetus, kurie yra už mūsų Ačiū, nugaros. taip ir bus. Jų jau nebereikės. Istorija. Ačiū labai. Ačiū. Tikrai.